Sveiki. Man teko garbė pristatyti nacionalinės idėjos puslapį. Ir ką norėčiau pasakyti. Aš pats esu užsidegęs šitą idėją. Aš esu sukūręs giminingą puslapį, kuris vadinasi sėkmingatauta.lt. Ir žmonės, kuriems rūpi jų tauta, kurie domisi, kaip gyvena jo artimas, jie turi didžiulį psichologinį pranašumą prieš tos žmonės, kurie tiesiog bando rūpintis vien tik tai savimi. Vis tik tai įsivaizduokim žmogų, kuris visiškai nesidomi, kaip gyvena jo tėvai, broliai ar seserys. Mes iškart suprasime, kad kažkas trupučiukai yra negerai su to žmogumi. Sveikas žmogus, normalus žmogus, jisai domisi, jam rūpi tokie dalykai. Tai štai mūsų santykis su visuomenė irgi yra kažkas panašaus. Mano galva, kad tai, kad Lietuvoje mes dabar tiek mažai skiriame dėmesio, kaip čia jaučiasi mūsų artimas, tos socialinės problemos, kaip mums sekasi spręsti mūsų santykius su valdžia, tas visas abejingumas. Tai, kad mes pasidavėme tai apatijai, tokiam abejingumo liūnui, rodo, kad netekome kažko brangaus. Vis tik tai visuomenė yra mūsų pačių, mūsų asmenybės dalis. Ir jeigu mes atgaivintume tą savo asmenybės dalį, tai atrastume, kad šita gyva asmenybės dalis kiekvienam iš mūsų asmeniškai ir visiems kartu galėtų mums atnešti daug brangaus ir vertingo. Na ir žinoma, nacionalinis tikslas, žmonės vienijantis tikslas, tai yra tas vienybės jausmas, kuris suteikia mums ir saugumo, ir vilties, ir gyvenimo prasmės. Ir tiesiog viskas stojasi į vietas, kai žmogus atranda savo šeimą. Pirmiausia, tegu jis atranda savo artimąją šeimą, tačiau mūsų visuomenė yra ta mūsų didžioji šeima, kuri pripildo kitą širdies pusę. Taip, kad imkit savo kameras, sėskite priešais jas ir sakykit, kalbėkit Lietuvai tai, ką vertingiausia turite pasakyti.